Sveiki, parodysiu, kaip įdiegti Docscano apskaitos 5 adapterį, kad galėtumėt importuoti pirkimo bei pardavimo dokumentus į apskaitą 5. Tada parodysiu, kaip teisingai nustatyti PVM schemas, kad PVM klasifikatorius teisingai importuotųsi į apskaitą 5, bei pabandysim skaitmenizuoti kelis pirkimo bei pardavimo dokumentus ir įkelti duomenis į apskaitą 5. Pirmiausia, atsidarykite Docscaną, eikite į nustatymus, veskite savo įmonės duomenis, pasirinkite apskaitą 5 kaip buhalterinę programą ir rekomenduoju pasirinkti kelių įmonių režimą, vėliau paaiškinsiu kodėl. Apačioje pamatysite du mygtukus – atsisiųsti apskaitą 5 adapterį bei kopijuoti PVM kodus. Pirmiausia, atsisiunčiam adapterį, atidarom archyvą, išarchyvuojam folderį darbastalį, archyvą galima uždaryti, dešiniu pelės mygtuką ant apskaitą 5 ikonėlės, properties ir spaudžiam čia Open File Location. Atsidarys folderis, kur buvo užinstaliuota apskaita 5 programa. Čia surandam folderį Invoice Adapters, atidarom jį ir mūsų išarchyvuotą folderį Docscanas tempiam į šitą folderį Invoice Adapters. Tada uždarykite apskaitą 5 programą, jeigu ji buvo atidaryta, ir atsidarykite iš naujo. Pas mane ji buvo uždaryta, tad aš atsidarau ir dabar turėtų atsirasti Docscano adapteris. Einam į dokumentai, sąskaitos faktūros, sąskaitų faktūrų importas. Ir matom, atsirado Docscaner gautų sąskaitų adapteris. Jeigu paspausim išrašytos sąskaitos, atsiranda Docscaner išrašytų sąskaitų adapteris. Gerai, bet prieš tai rekomenduoju eiti į duomenis, įmonės duomenis ir čia nusistatyti mato vienetas gautose sąskaitose kaip VNT bei bendri duomenys, išrašytų sąskaitų turinys pajamos, gautų sąskaitų turinys išlaidos. Tada kiekvieną kartą nereikės vesti turinio. Kaip matom, aš pasirinkau Docscano adapterį, iš karto išlaidos, VNT ir išrašytų sąskaitų adapterį pajamos, tik čia reikės prirašyti VNT. Dabar, kad teisingai įsikeltų PVM klasifikatoriai, mums jos reikės nusistatyti programoje, tai yra nusistatyti PVM schemas. Einam vėl į Docscanerio nustatymus, spaudžiam kopijuoti PVM kodus, grįžtam į apskaitą 5, bendras, mokesčių nustatymai. Tada kodai, čia pasirinkam PVM kodas ir spaudžiam šitos ikonėlės. Kaip matom, apačioje įsikėlė visi PVM klasifikatoriai, kuriuos mes naudojam Docscane. Spaudžiam OK, taip, duomenys sėkmingai išsaugoti. Tada kiekvienam PVM kodui reikia sukurti PVM schemą. Einam į dokumentai, PVM deklaravimo schemas, spaudžiam čia sukurti naują, pasirinkam PVM kodą iš sąrašo, pradėsiu nuo PVM1, tada tą patį kodą perkeliam į kodas bei pavadinimas ir nustatom teisingą tarifo procentą. 21. Spaudžiam OK. Taip. Atnaujinam. Atsirado PVM1 schema. Ir darom tą patį visiems PVM kodams. Kaip matot, jau sukūriau visas PVM schemas visiems PVM kodams. Pas jūs turi atrodyti taip pat. Uždarom ir bandom skaitmenizuoti kelis dokumentus. Aš čia parašiau vieną pirkimą ir vieną pardavimo dokumentą. Apskaitą vesiu už UAB Auksinis Inkaras įmonę, tad pirkimo dokumente ši įmonė kaip pirkėjas, o pardavimo dokumente kaip pardavėjas. Atidarom Docscaną, aš skaitmenizuosiu detaliai, surandam ir įkeliam du failus ir tai reikia tik palaukti, kol duomenys bus nuskaityti. Kaip matote, abu failai jau nuskaityti, statusas pasikeitė į atliktas neeksportuotas. Pasižiūrim. Štai pirkimo dokumentas. Ir štai pardavimo.
Ir prieš tai sakiau, kad rekomenduoju nustatymuose pasirinkti kelių įmonių režimą, nes apskaita 5 kaip programa reikalauja, kad importo faile būtų nurodytas ir pardavėjas, ir pirkėjas. Tad jeigu programa neras jūsų įmonė kaip pirkėja arba pardavėja, toks dokumentas bus atmestas. Todėl, nuėję į suvestinę, pasirinkite savo įmonę iš kontrahentų sąrašo. Aš pasirinkau AB auksinį inkarą ir matau sąrašą dokumentų, kur šita įmonė yra kaip pardavėjas arba pirkėjas. Pasirenku 2 dokumentus ir spaudžiu eksportuoti į apskaitą 5. Atsidarau archyvą ir išarchyvuoju į darbastalę. Teliko tik importuoti į apskaitą 5. Atidarom apskaitą 5 programą, einam į dokumentai, sąskaitos faktūros, sąskaitų faktūrų importas. Pirmiausia, importuosiu pirkimus. Pasirenku DocScanner gautų sąskaitų adapteris. Pasirenku sąskaitą, aš pasirinku bet kokią sąskaitą, kad tik parodyti. Ir importuoju pirkimo failą. Kaip matote, sąskaitos faktūros sėkmingai importuotos, įtraukta naujų sąskaitų 1, įtraukta naujų kontrahentų 1, nes anksčiau tokios įmonės programų nebuvo. Dabar, kad importuoti pardavimą, paspaudžiam čia išrašytos sąskaitos. Ir matom, kad pasikeitė DocScanner išrašytų sąskaitų adapteris. Vėl pasirinkam sąskaitą. Čia įvedam VNT. Ir pasirinkam pardavimo failą. Importuojam. Taip. Ir matom, sąskaitos faktūros sėkmingai importuotos, įtraukta naujų sąskaitų 1, įtraukta naujų kontrahentų 1. Pasižiūrim, kas buvo importuota. Einam dokumentai, sąskaitos faktūros, sąskaitų faktūrų registras. Pasirinku senesnę datą. Ir iš karto pasižiūrim gautas sąskaitas. Štai ir mūsų pirkimas. Matom, kad įsikėlė prekę ir PVM deklaravimo schema taip pat prisidėjo. Tada pasižiūrim išrašytas sąskaitas, mūsų pardavimus. Ir taip pat įsikėlė 2 prekės su teisinga PVM deklaravimo schema. Bet su pardavimais yra keletas niuansų. Su pirkimais viskas paprasta. Dokumento serija yra neprivaloma ir gali būti ir raidės, ir skaičiai, ir simboliai. Ilgis yra neribojamas. Dokumento numeris yra privalomas. Gali būti ir raidės, ir skaičiai, ir ilgis yra neribojamas. Tai su pirkimais tik dokumento numeris yra privalomas. O su pardavimais šiek tiek sunkiau, nes apskaita 5 visada reikalauja seriją. Tai serija yra privaloma ir gali būti ir raidės, ir skaičiai, ir ilgis neribojamas. Jei dokumente nebuvo serijos, tai DocScannas automatiškai pridės SF. Kitaip apskaita 5 tiesiog tokio dokumento nepriims ir mes klaidą. Ir pardavimams yra apribojimų dokumento numeriui. Jis yra privalomas ir gali būti tik skaičiai ir daugiausiai 7 skaičiai. Tad DocScannas visą laiką bandys pakeisti jūsų dokumento numerį, jeigu jis yra netinkamas apskaitai 5. Štai keletas variantų. Jei dokumento numeryje yra raidės, DocScannas ištrins raidės ir liks tik skaičiai. Jei dokumento numeryje yra ir skaičiai, raidės ir simboliai, liks tik skaičiai. Jeigu skaičių per daug, kaip atsimenat, gali būti daugiausiai 7 skaičiai, tai DocScannas apkarpys skaičius iš galo, kad liktų daugiausiai 7 skaičiai. Ir kaip jau sakiau, jeigu pardavimo dokumentuose nėra serijos, DocScannas pridės SF. Kaip matot, pardavimo dokumente, kurį mes įkėlėm, serijos nėra, tik numeris. Ir kaip matot, mūsų įkeltame pardavimo dokumente prisidėjo SF. Tad įdiegus adapterį ir nustačius PVM schemas vieną kartą, kitą kartą to daryti nereikės, nes visi nustatymai jau liks jūsų apskaita 5 programoje, tai reiks tik importuoti pirkimus ir pardavimus. Sėkmės darbuose!